Sveiki bendrakalbiai, mano vardas Martynas. Esu rašytojas, filosofas, o taip pat nepriklausomas dietologas. Nepriklausomas tai reiškia, nepriklausau jokioms organizacijoms, nesiūlau jokių produktų ir nereiškiu melagingų nuomonių. Tad visa informacija pateikta mano laidose yra mano paties nuomonė, kaip sveikai gyventi. Žiūrėkite, štai taip aš atrodžiau prieš 4 metus. Ir patys matote, kaip atrodau dabar. Prireikė vos 6 mėnesių, kad atsikratyčiau viso bereikalingo svorio. Maža to, mano kraujo duomenys pasikeitė iš tragiškų į tokius, kad netikrinęs daktaras atsisakė juos patikėti, sakydamas kaip 16-mečio. Ir tai dar ne viskas, pabandykite spėti mano amžių. Nežinau, kiek spėjote, bet man jau beveik 40. Atsitiktinai sutikti žmonės vadina mane vaikinu. Bet sužinoję mano tikrąjį amžių ir kad aš gal esu netgi vyresnis už juos, griebiasi už galvos, nesuprasdami, kaip tai gali būti. Bet ir tai dar ne viskas. Gyvendamas sveikai visiškai nustojau sirgti. Mano energetika pakilo iš mieguistumo į nenusėdinčio vietoje. Smegenų darbingumas šoktelėjo kaip raketa. Jaučiuosi geriau negu jaučiausi 18-metis, bet tai tik reiškia, kad 18 jaučiausi blogiau negu 40. Jūs įtikino ir jūs galėtumėte būti visiškai kitas žmogus, pasiekti to paties, ko pasiekiau ir aš, ir vos per kelis mėnesius. Sublokti, atjaunėti, sustiprinti imuninę sistemą, būti energingų ir žvalių kiaurą parą, suaktyvinti jūsų smegenų veiklą iki dar jums neregėtų aukštumų. Jeigu ir to jums mažai, maksimaliai prailginti gyvenimą, sutrumpinti miegui skirtą laiką, tapti liūtų miegamoje ložėje, jeigu esate vyras. Grožio etalonu, jeigu esate moteris. Jeigu jums mano testimonija atrodo per daug pasakiška, skubu jūs įtikinti, kad mano kaip dietologo paslaugomis naudojasi ir kiti žmonės. Ir visi pasiekia panašių rezultatų. To paties galite pasiekti ir jūs. Taigi, žiūrėkite mano kanalo laidas ir laikykitės sveikos gyvensenos patarimų. Iki susitikimo.